2007 kovo 20 dieną, antradienį, policijai buvo pranešta apie 2 broliukų dingimą. Vienam jų buvo 12, kitam 7. Pareigūnus pasitiko susirūpinusi jų mama. Pasak jos, iš mokyklos pirmasis grįžo jaunesnysis berniukas, kuris pavalgęs užsinorėjo jogurto, todėl mama šiam įdavė smulkių pinigų ir išsiuntė į parduotuvę. Tuomet grįžo 12-metis, kuris ilgai netrukus išskubėjo į futbolo treniruotę, tačiau nei vienas iš jų nebegrįžo. Todėl mama vardu Alma Jonaitienė ir vakare iš darbo grįžęs vyras apie tai skubiai pranešė policijai. Tada prasidėjo oficialioji šios istorijos dalis. Paaiškėjo, jog vyresnysis brolis futbolo treniruotėje net nepasirodė, o į parduotuvę išėjusio 7-mečio niekas net nematė. Labai greitai vaikų nuotraukos ir visa ši nelaimės istorija iškilo visoje tuometinėje Lietuvos žiniasklaidoje. Žmonės iškart pasitiko žinią apie šią 5-vaikę šeimą, vargšę Almą Jonaitienę ir jos vyrą. Į broliukų paieškas tuomet įsitraukė visi – pareigūnai, savanoriai ir kaimo žmonės, kurie pėsčiomis, sraigtasparniais ir su šunimis šukavo visas kaimelio apylinkes. Paieškos talkas taip pat organizavo pati mama Alma, kuri suvažiavusiems televizijos reporteriams prieš kameras verkė, rėkė, skundėsi ir pamažu statė savo aukos įvaizdį. Pareigūnams vykdant paiešką prie netoliese esančios Kražantės upės, Alma Jonaitienė juos vis ragino eiti toliau ir toliau. Neva taip jai sakė širdies balsas. Broliukų tėvui tai nepasirodė protinga, nes tos upės krantai jau nekartą buvo naršyti. Tačiau Jonaitienė primiktinai ragino eiti tolyn upe. Staiga, einant upės krantu, Alma suriko: "Vaikai!" Ten, kaip paaiškėjo, priėjus arčiau, plūduriavo abiejų broliukų kūneliai. Mama isteriškai rėkė ir alpo, nes abu jie buvo negyvi ir buvo gabenami nebe į greitosios pagalbos skyrių, o ekspertizį įvykdyti, kuri po kelių dienų jau paskelbė, jog berniukai į upę buvo sumesti jau nužudyti, prieš tai juos kažkas pasmaugęs. Pakraupusi visuomenė tuomet Almai ir jos vyrui pradėjo reikšti užuojautą, aukojo pinigus, kvietė į laidas ir ėmė graudinančius interviu. Į laidotuvę susirinko visas pašiurpęs kaimas, o Jonaitienė tuomet policijai teikė versiją, jog tai galėjo būti kontrabandininkų darbas. Tačiau kilo klausimas, kam jiems būtų reikėję žudyti mažus berniukus, juos nešti taip toli į upę ir kodėl jaunėlis su savimi neturėjo jogurtukui duotų pinigėlių. Policija tuomet sutelkė visas pajėgas šią žmogžudystę išsiaiškinti. Kaimas buvo mažas, todėl buvo apklausti visi – praeiviai, autobuso vairuotojai, mokytojai, treneriai ir net surasti visi tądien kaime važiavę automobiliai. O Alma Jonaitienė, užsivedusi, lyg išmoktą tekstą, kartojo tos pačios sekos istoriją. Aiškėjant visoms smulkmenoms prasidėjo ir pirminės sutapimai. Pagal visus tvarkaraščius nebuvo jokios galimybės, jog 12-metis berniukas būtų spėjęs grįžti namo, pavalgyti ir išvykti į treniruotę, o ir kaimynai kratėsi nematę berniukų išeinant iš namų. Taip pat aplinkiniai žmonės ir įvykius stebintys medikai pradėjo stebėtis, jog Alma nors ir vaizdavo verkiančią ir alpstančią, iš jos akių nepasirodė nei viena ašara, o jos pulsas buvo kaip žmogaus ramybės būsenoje. Vienintelės tikros emocijos pasireikšdavo tada, kai žmonės jos gailėdavo. Ji norėjo būti auka, Almai buvo gaila savęs ir kas jai bus, o ne nužudytų vaikų. Tėvams atvykus duoti parodymų į prokuratūrą ir teisėsaugininkams pareiškus įtarimus nužudymu, Alma į tai reagavo stebėtinai ramiai. Kartu diskutavo su pareigūnais ir toliau pasakojo tą pačią istoriją, su kiekvienu sakiniu laukiant tyrėjų pritarimo. Nekaltas žmogus tokiose situacijose paprastai yra linkęs į agresyvesnę konfrontaciją ir kvestionuojantis kaltinimo absurdiškumą. Ji net netikėtai paprašė baudžiamojo kodekso, kuriame pradėjo skaitinėti, kad jei tokie kaltinimai pasitvirtintų, kokią bausmę ji gautų. Ilgai netrukus Jonaitienė buvo sulaikyta. Visuomenė tuomet susiėmė už galvų ir nežinojo, kuriom pusėn stoti. Visiems tai buvo šokas, tačiau jau kitą dieną Jonaitienė, neištvėrusi, pareigūnams galų gale prisipažino, jog alpimai, emocijos ir veiksmai buvo suvaidinti, o ji nužudė savo vaikus. Tuomet visiems buvo svarbu, kodėl. Buvo svarstomi įvairiausi galimi vaikžudės motyvai. Draudimo išmokos, vyro smurtas, nestabili psichika ar jos meilužiai, kuriems 5-vaikės moters statusas pasirodė nepatrauklus.
Po šio prisipažinimo moters vyras greitai išsižadėjo Almos, todėl ji labai greitai tapo tiesiog Alma Bružaitė. Jis pasakojo, jog dabar prisiminus, Bružaitė namuose miegojo stebėtinai ramiai, neverkdavo ir apie tai net nekalbėdavo, o emocijos atsirasdavo prieš kameras ar fotoaparatus. Skamba psichopatiškai, bet ji visgi buvo pripažinta stabilios psichikos. Pagal mamos prisipažinimą vėliau buvo paskelbta tikroji nužudymo dienos įvykių seka. Alma Bružaitė palaukė, kol iš mokyklos grįž 7-metis sūnus. Jį pavalgydino, tuomet priėjusi jam iš už nugaros, greit apviniojo kaklą virve ir tai pasmaugė. Berniuko kūną numetė į rūsį, tuomet palaukė antrojo sūnaus. 12-metis grįžęs taip pat buvo pavalgydintas ir tą pačią virvę ir tuo pat būdu iš nugaros pasmaugtas ir nuneštas į rūsį. Pasak moters, abu berniukai daug nesipriešino ir nespėjo tarti nė žodžio. Tuomet, pasak Almos, jis suprato, ką padariusi ir pradėjo gaivinti brolius, nors tai jau buvo per vėlu. Ilgai negalvojusi, kol negrįžo kiti namiškiai, Alma Bružaitė nuvežė savo vaikų kūnelius prie upės ir įmetė juos į vandenį. Pasak žudikės, ji tai padarė iš neapykantos vyrui, neva jis ją mušė, nemylėjo, nepadėdavo ūkyje, buityje ir buvo kaltas dėl jų vargingo gyvenimo. Teismas jai skyrė tokią pirmąją ir griežčiausią bausmę moterį Lietuvoje – kalėjimą iki gyvos galvos. Metams bėgant Cypėje, Alma Bružaitė visokiais raštais ir teisinėmis priemonėmis vis bandė atnaujinti šią baudžiamąją bylą. Pradėjo žaisti keistus laiškų žaidimus, bandyti keisti parodymus, dėl nužudymo net kaltinti savo vyriausiąją dukrą. Visos tos pastangos buvo bergždžios. Visa ši istorija rutuliavosi apie šią žiaurę ir šaltakrauję žudikę, kuri iki šiol didžiausia tragedija laiko jos pačios bausmę ir įkalinimą, o ne šiurpiai nudobtus jos vaikus, kurie neteisėtai neteko teisės gyventi ir pažinti šį pasaulį. 2015-aisiais Alma Bružaitė rado naują meilę. Kalėjime susituokė su panašaus likimo vyru, iki gyvos galvos kalinčiu 4 žmonės nužudžiusių vyrų. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.